Tęsdamas mišrių detalių pateikimo temą, noriu pademonstruoti, kaip galima pateikti užduotis įvairiom plokštėm, įvairių spalvų, storių tame pačiame sąraše. Visiškai nebūtina kiekvienai plokštei kurti naujos lentelės, tokiu būdu apsunkinant patį rūšiavimą, dėliojimą ir panašiai. Jūs galite bet kokią plokštę tame pačiame sąraše priskirti, ar tai būtų storis kitas, ar spalva, ar tai būtų kitas gamintojas. Sąrašas jūsų gali būti ilgas, štai kitos plokštės. Ar tai būtų nugarėlė, galbūt jums reikia išpjauti nugarėlės. Kaip jau minėjau, duomenys gali būti bendri vienoje lentelėje. Taip yra žymiai patogiau vartotojui, kadangi dažnai tas, kas baldo detalės skaičiuoja, jisai mato visą baldą, tuomet sužymi kiekvieną jo detalę atskirų numerių, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tokiu būdu nuosekliai jisai nepraleidžia nei vienos detalės iš savo gaminio planuojamo, o jeigu tame gaminyje yra skirtingų spalvų plokščių, gali būti korpusas gaminamas iš vienos spalvos plokštės, fasadas, kaip dažnai virtuvėse, iš kitos, nugarėlės be abejo jau čia dar trečia medžiaga, stalčių dugnai galbūt ir šoneliai iš 16 mm storio plokštės. Taigi gaunasi ganėtinai mišrus sąrašas, o juos skaidyti pasidaro sudėtingiau pačiam vartotojui. Taigi susižymėję savo baldą, galiu nuosekliai 1, 2, 3, 4, nepraleisdamas detalių jas surašyti į šį sąrašą, o mūsų sistema įvertins kiekvieną plokštę ir atitinkamai parinks jai briauną ar atiduos užduotį pjovimui. Šitas klausimas mūsų neapsunkina netgi tais atvejais, kuomet reikia tokį didelį skirtingų duomenų kiekį apdoroti ir pateikti komercinį pasiūlymą klientui. Kaip galite matyti žemiau, viso labo 10 detalių, 10 eilučių. Detalių kiekis, aišku, didesnis, 18. 10 eilučių, bet jeigu tai ganėtinai mišrus sąrašas, apskaičiuoti skaičiuotuvo pagalba visas paslaugas ir prekes, jo labiau, kad klientų yra ne vienas, dešimtis, kartais šimtai, tai būtų pernelyg sudėtinga ir mes su tokia individualia gamyba nepasiektume jokių rezultatų. Tiesiog būtų per daug žmogiškojo faktoriaus klaidų, o gaminiai labai greitai tą mums parodytų. Jeigu mes turime tokį užklausimą, štai matome, kiek daug yra skirtingų medžiagų ir jų kiekius reikia įvertinti. Ir nugarėlė, ir plokštė balta hacienda, ir plokštė balta alpių 16 mm, ir finų medis bronza plokštė 18 mm, ir briaunos plonesnės, ir finų medžiai bronzai, ir plona briauna baltai haciendai, ir storesnė briauna kitos spalvos, kurią mes nurodėme, kita briauna, tiesinis laminavimas plona briauna, stora briauna, plokštės pjovimas, detalių grėžimas, kuriuos mes nurodėme, jau ir brėžiniai, frezavimas, mes parinkom keletą ir norėjome transporto paslaugų. Taigi tokius didelius kiekius informacijos apdoroti, jeigu informacija pateikiama yra
nesilaikant pačioje pradžioje tam tikros tvarkos, tam tikrų dėsningumų, tikėtis gero aptarnavimo, operatyvaus reagavimo, teisingų sekančių procesų, kurie beje atitenka ir pačiam klientui, kuris vėliau surinkinėja baldus, ir reikalinga turėti detalių sąrašą, pagal kurį yra žymiai lengviau paskui baldus surinkti, tampa sudėtingi, problematiški, o gaminiai taip pat gali išeiti netokie, kokiu mes norime. Suklysti galime visur, ir ties gręžimo schemomis, braižant tas detalės, ir ties briaunų vertinimu, su briaunos storiu, be briaunos storio, ir ties pastabom, kada reikia vėlgi prie kelių detalių kitos briaunos, norint ją įvertinti. Taigi, iš tiesų labai individualios užduotis, jų srautas yra didžiulis, operacijų masė didelė, ir jeigu tos sistemos neturėti ir nesukurti, tokiu atveju galutiniam rezultate, kaip minėjau, atsispindės neigiamas ir vartotojo požiūris, ir gaminių kokybė. O visa tai vien tik dėl to, kad pirmasis žingsnis buvo pradėtas neteisingai ir chaotiškai. Taigi mano pasiūlymas – pradėti tvarkingai ir sekančius procesus apjungti taip pat nuosekliai tvarkingai.